Sveiki, aš Irma, bendraamžių švietėjų koordinatorė Irma. Šiandieną laidoje ant Irmos palangės arba palangės su Irma matysite įspūdžius, video ir nuotraukas iš puikaus renginio pavadinimu Piliečio žadintuvas vykusio Vilniaus Saulėtekio mokykloje. Taip pat šiandieną turėsime labai ypatingą svečią. O dabar apie Piliečio žadintuvą. Taigi jums tikrai žiauriai įdomu, kas ten vyko. O vyko štai kas. Turėjome gyvąją biblioteką su Aliona, jūs visi ją atsimenate, ne? Taip pat turėjome forumo teatrą ir pozityvo zoną, kurioje dalyvavau aš ir Ignelis. Ignelis už kadrą, labas Igneli. Ypač norėčiau padėkoti Lentvario jaunimo centrui. Ačiū, kad nepasididžiavot ir atvykot pas mus. O dabar pirmyn pasimėgauti Piliečio žadintuvo vaizdais. Šiandieninėje laidoje ypatingas svečias iš užsienio, ko mes retai sulaukėme, tai Baobabė Gulbahor. Gulbahor, sveiki, malonu susipažinti. Labadiena! Gulbahor, norėjau pasiklausti jūsų, ką užsienyje šneka apie Piliečio žadintuvą? Piliečio žadintuvas yra so populiarus dalykas. Visi žino Piliečio žadintuvą. Per Google Translatorių iš Delfio verčiasi visus straipsnius. Tikrai Ačiū, Gulbahor. Taip pat norėjau pasiklausti, kokią įtaką pozityvo pats projektas duoda vaikams? Vaikai tampa super duper aktyvus. Jie negali nieko neveikti. Jie eina ir daro viską kartu su visais. Na, Irma, dabar aš tavęs norėčiau paklausti. Kokie buvo tavo pirmieji mokymai? O, Gulbahor, sunkus klausimas, sunkus, bet. Pirmieji mano mokymai buvo sunkus. Bijojau važiuoti viena. Galvau, nepritapsiu. Visi važiuoja Hebrom, po 3, po 2, ką aš ten viena, bet. Gulbahor, galiu jūs kreiptis Gulba? Be abejo. Gulba, atvykusi, nugalėjau visas baimes. Nesvarbu, ar tu vienas, ar tu ne vienas. Visada mokymuose svarbu. Kas mokymuose svarbu? Svarbu ne tai, ar tu vienas atvažiuoji, ar ne vienas. Svarbu, ką tu įsineši iš mokymų. Aš įsinešiau daug patirties, susipažinau su nauja chebra, susipažinau su pačiu projektu. Nu, aš tik girdėjau, kad tu ir vedėjau mokymus. O kaip buvo tau pirmą kartą, ar irgi taip pat bijojai? Bijojau, Gulbahor, bijojau. Pirmą kartą susirinko didelė chebra, kurią aš turėjau vesti mokymus. Man atrodo, aš bijojau labiau už juos. Bijojau, ką apie mane pagalvos, bijojau, kad galiu nusišnekėti, kad jie manęs nesupras, bet supratau, kad žmonės dalyvaujantis tokiuose projektuose kaip Piliečio žadintuvas yra žiauriai aktyvus ir žiauriai faini, tolerantiški tiek man, tiek aplinkai. Nu, labai dėkoju aš tau, Irma. Ir aš, Gulbahor, žinai, ką galvoju, einu aš arbatos pasidarysiu, gerai? Man atneš vandens. Gerai. Irma, kodėl tu sukiesi ūsus? Baobabė, gal neklausinėtų manęs tokių klausimų? O kodėl tu negarbanoji plaukų? Ką? Kodėl negarbanoji plaukų? Gulbahor, čia tu? Ką tu po velnių